čia žaidėjus išėdimą žaisime, kitaip pristatysime Hulko modą. Taip, Hulko modą. Tai šitas modas yra visai naujas. Jau neatsimenu, iš tikrųjų neatsimenu, kurį mėnesį jis atsirado. Bet tai va, pristatysiu jums kelius dalykus apie šitą modą. Tai pirma bus dalykai, kokie nauji dalykai ten atsirado tam žaidime. Tai atsirado, kai moda, tai yra va tokių, o visokie yra žalias, tipo, kažką tai skalda, nežinau, čia va toks žalias dalykas. Čia yra, kai matote blokas, iš jo gal negalima, jau toksai, kaip man va tokia yra. Čia va šito, kaip matote, šitą orę, kai iškerti tą žalę, gauni va štai šitą išskirtės krosnyje ir iš tų 9 va šitokių žaliųjų ingotų, tuomet nežinau, kad lietuviškai, gaunam va šitokį bloką. Tai jau įdomus dalykas čia, tai jau va tokį gauname, tai jau dabar kitas bus, tai armorai. Tai jau armorai, va kaip matote, yra paprasti, kaip kitas žaidimas, Hulko galva, antkojų, kelnės ir batai. Tai va procesas, kaip reikia pasigaminti šitos, kaip sakoma, armorus, kaip galim pasigaminti. Tai eina, va pasiimate, va taip antkojų galim pasigaminti. Na, va štai taip, gal, kaip šalmą, kaip čia nežinau, pasakyti, kelnes štai taip galima, o batus štai taip galima, ir kardas va taip, paprastai. Tai jau, padėkime čia šitus, ir pavadinkime samoti Hulko armoras, tai va, čia mano skinas, o toliau. Tai va, Hulko armorai, ir dabar stebėjai, pakite, matote, kaip paprastas pasaulis, ne už tai va taip atrodo viskas, ir kai jau sėdame, viskas atrodo visiškai kitaip. Kaip matote, yra kažkas tai pasikeitę, tai yra, kad mes esame daug greitesni, galim pašaukti tikrai aukštai. Kaip matote, neėma armoro, nuo tų armorų, širdučių neėma. Tai va, labai greitai galim daryti, žiūrėkit. Aš dabar su sprint modu esu, tai čia labai, man neėma, bet durability vis tiek jamasi. Tai vaškiniečiai visur matė. Sunku iš tikrųjų išgyventi su tokiu modu būtų. Tai va. Jau, va, Hulko modas. Tai va, kitas dalykas. Ogi, kardas. Jis ta prasme, jis nuostabus kardas, ta prasme, žiūrėkit, pavyzdžiui, pasimsime daug kriperių, va, kaip ir pasiimam čia, kad man. Gerai, padedam kreperį iš vieno hito, absoliučiai. Karda yra tokias kaip ir kraujas čia, nežinau kas čia. Kreperių armija laisvai nukalėtume, žiūrėkit. Daug palengvina jūsų gyvenimą. Bet to šitą orę, va, žiūrėkit, paimsim, kas tai. Jau nebėra Jėzų. Tai va, kreperių armija laisvai nugalėtų iš tikrųjų. Paėntas skapoja visus, kai sulentelė viskas. Kaip matote. O, Jėzu, čia to nesitikėjau. Tai va, kaip matote, viskas tikrai geresnis žaidimas. Į jūsų beveik neįmanoma nugalėti, tik tais įmanoma nugalėti, jeigu sunaikinti jūsų armorą. Žiūrėkit, va, pavyzdžiui, labai greitai armorą iš tikrųjų sudūžtam. Tai jo, gerai. Ir dar pabaigai pasilikau vieną dalyką, tai yra pats Hulkas. Taip, čia yra Hulkas. Jis pats, žinai, kad tikrai su Hulko armorais jį galima, žinoma, galima nužudyti, bet sunkiai, nes iš to kartu sunkiai jį galima užmušti. Tai va, žiūrėkime, gerai, 3, 2, 1, padedam. Va, kai matote, Incredible Hulk, tas taip nuostabus Hulkas. Tai va, žiūrėkit, mes prieisim bei padėsim mušti. Žiūrėkit, absoliučiai visus mobus, jis matė mums labai aukštai jau, ar ką matė. Jis pats ir man sulagai, pasižiūrėm, kaip kovotis. Jis mums yra daug. Čia jau nuhodžiu jo. Jis iš tikrųjų kelias minutės man žūra, gal po to reikia, kad jų užmuštum. Ir iš šio plus nieko negauni, man rodo.
pabandysim užmušti, mes jį čiūzuoju. Kuris jie yra, teik. Užmušėm. Teik. Čia, aha. Jis, man atrodo, plius, man atrodo, gyvybės atsistato jam. Kaip matote, žiūrėkit, kai jis naudoja mūsų armoras. Mūsų armorai beveik pusė, jau žiūrėkit, išnaudoja. Kur tai, žiūrėk. Jau nebeagresyvus. Kodėl aš jau negaliu mušti, ne va. Pasiūlau, kad nebeiški. Nu, vienu žodžiu, jis sunku užmušti yra. Aš pats galiu savo užmesti orą. Tai čia. Nu, vienu žodžiu, jis sunku užmušti yra. Kavate. Turi daug abilities, nu, tipo tų. Atsiprašau, biškai. O, atsiprašau už tai. Tai, va, ten, halkas, kai matote, tai... Matote, kardas irgi labai ilgai nelaikys, jeigu tenais muštas. Tai kaip matote, yra va škioriai ir blokai tie žali. Armorai. Va štai, kardas mūsų, nusimokėjimas vyčia. Tai yra, kaip matote, nu, tas į halką kiaušinis tenais. Halko kiaušinį lengva, manau, pasigaminti yra. Čia kažkur turime galvos, kaip reikia pasigaminti tą halką kiaušinį. Tai reikia 8 ironų ir va šito green ingot. Ir pasigaminame tą halką kiaušinį. Tai nežinau, kokiam tikslui reikia jį pasigaminti, šiaip gal dėl challenge tokie. Tai jo. Tai taip, tikriausiai pabaigsim savo epizodą. Tikiuosi patiko šį modo apžiūra. Tai kaip jūs sakiau, nepamirškite prenumeruoti, laikinti bei komentuoti. Atsiprašau, gal neaiškiai tenais kalbu, tas vėliau tenais, tai už tai atsiprašau. Tai ačiū žiūrėjimą. Nepamirškite komentuoti, laikinti bei prenumeruoti mano kanalą. Jeigu norite daugiau šitokių video, tai ačiū žiūrėjimą ir iki visi.